BMW ir bachūras. Du žodžiai, kurie vienas nuo kito niekaip negali būti atskirti. Čia kaip Ieva ir Adomas, Petras ir Grietinė, Zaza ir Faivemas, penktadienis ir šaltas aliumbas. Jeigu nebūtų BMW, nebūtų ir bachūrų. Jeigu nebūtų BMW, nebūtų ir fifų. Jeigu nebūtų BMW, nebūtų normalių mašinų. Heiteriai sakys, kad Audi arba Merzas geriau. Rūputis istorijos ir evoliucijos. BMW kaip ir bachūrai evoliucionavo. 90-ieji pati geriausia ir istoriškiausia BMW era. Tais laikais gamino pačius geriausius ir gražiausius BMW. Tai automobiliai, kurie buvo pagaminti žmogui. E30, E34, E32, E38 ir šiek tiek vėliau E39. Bachūriškiausias automobilis su daug galios ir daug navarotų. Su gražiausiu M-kiniu paketu. Gabiausių rajono inžinierių savomis rankomis sukurtas šedevras, kuris džiugins jūs kiekvieną dieną savo žvėriškais kilovatais ir greičiu. Pati estetiškiausia išvaizda, kuri patrauks ne vienos fifos akį ir suplanuos gerą vakarą už jūs. BMW M-kinė trojkė. 2,3 litro bombastinis variklis. 300 arklių. 6 sekundės iki stolniko. Kompetentingi pavarotai ir dinamiškas bachūriškas valdymas. Dinamiškas gazas dugnas. BMW M3. Sukurta tikriems bachūrams. Kaip BMW gamyklos gimdė geriausius tų laikų automobilius, taip moteris 90-aisiais gimdė bachūriškiausius tų laikų bachūrus. Tragai, skersavimas, viskas tais laikais buvo galima ir leidžiama, nes nebuvo jokių trikojų ir socialinių tinklų. Anksčiau rimtam BMW sėdėjo rimtas bachūras, o dabar rimtam BMW sėdi rimtas veiperis. Žodžiu, nesmė, kas juos vairavo ir kas vairuoja dabar, esmė, kad iki šių laikų BMW išlieka bachūro simboliu. Bet kodėl tos BMW taip mėgsta bachūrą? Anksčiau jos mėgo dėl to paties, dėl ko ir dabar. Tik anksčiau labiau drakonindavo nei dabar. Aišku, šitas nesiskaito. Išvaizda, agresyvus snukis ir gera šikna. Sudėjus empaką ir visus kitus papildomus žaisliukus, tas pats, kas įstačius bobai papus ir padarius porą plastinių. Gerai žiūrisi. Nu, o jeigu jau šaibų trūksta, tai dėdėm lipduką ant mašinos galo ir turi tikrą M-kę. Pagal statistiką Lietuvoje M-kinių BMW važinėja gatvėse daugiau nei paprastų. Motoras. Juodas, dūmas ir čypas bei steidžiai. Vienu žodžiu, kilovatai. Risiturbini ir lėki rodyti bachūrams, kiek valina tavo bolidas. Nuo šviesoforo iki šviesoforo baudi audinės bei mersus. O jeigu nušauna trikojis, tai gauni plus rep. Ko daugiau reikia bachūriškam automobiliui? Koža roža salono, M-shifterio ir M-vairo. O jeigu lapkės yra, nu tai seni. Esi tikras autoritetas. Aišku, išlaikyti BMW yra ne visiems prieinamas variantas, bet normaliam padirbus norgiai prie žuvies, tai vieni juokai. Arba gali nieko nekeisti, netvarkyt ir ruoštis kalėdoms, nes deganti girlianda ant skydelio tik pagyvina šventinę dvasią. Dar viena priežastis, kodėl bachūrai vairuoja BMW, yra mielkos. Turint tokį luxury automobilį, mielką pasisodinti keleivio priekinė sėdynį sunkumų tikrai nekils. Tau užteks pagazuoti prie perėjos ir jį jau pati susipras, kad laikas šokti į mašiną ir pajusti 3 litrio dizelio kilovatus iš vidaus. Bachūrų mitai arba kitaip, BMW mitai. Tai vieta, kur susikaupia daugiausiai testosterono mieste. Tai vieta, kur suvažiuoja visi rimčiausi Lietuvos BMW aparatai. Tai vieta, kur bachūrai jaučiasi komforto zonoje, kaip namie. Garsi muzika iš rimčiausių aparatūrų, spindintis grožis iš gražiausių bolidų ir aišku padangų svilinimas, bet ne sielos. Deja, bet BMW
nėra idealus automobilis. Gamintojai paliko vieną didelį kaseką. Kaip sakant, būna sekas, būna kasekas. Posūkių svirtis – tai yra gamyklinis brokas, kurio iki šiol BMW nesiruošė ištaisyti. Bachūrui tos svirties tikrai nereikia, ji tik trukdo, ji yra nenaudojama ir visiškai nereikalinga. Kaip koks daiktas, kurį tu nusiperki, bet numeti į šoną dulkėti. Tiesiog papildomas dulkių rinkimas mašinos salone. Lietuvoje turėtų pagalvoti apie B juostą, BMW juostą, Bachūrų juostą. Jeigu yra A, turi būti ir B. Taip pat kaip autobusų stotelės, jos yra skirtos ne tik autobusam, bet ir BMW. Manau, kad reikėtų sukurti peticiją dėl B juostos. Tai kodėlgi BMW yra Bachūrų mašina? Todėl kad grožis, kilovatai, milkų magnetas, mitai, dragai, driftai, galėčiau vardinti pliusus visą dieną. Nu ir posūkių svirtis, kas galimai atbaido kai kuriuos pirkti šį nuostabų bachūrišką automobilį. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norit videos apie audinę, surinkame 3 laikų ir tikrai bus.